Lapkričio 17-23 dienos savaitės horoskopai. Šią savaitę, kaip priėjus kliūtį, kaupkite jėgas būsimam šuoliui. Šios permainingos dienos suteiks galimybių profesiniam ir dvasiniam augimui, vidiniams jūsų pokyčiams, emociniam atsinaujinimui. Savaitės pradžioje, esant artimai Saulės ir Lilit pozicijai, aiškės ilgą laiką susikaupę problemos. Tiek veikloje, tiek kai kam ir tarpusavio santykiuose. Tai metas, kai reikėtų neskubėti, kruopščiai įvertinti esamas situacijas, labai atsakingai imtis naujų atsakomybių. Savaitės viduryje, esant sudėtingesniems mėnulio ciklo 29 dienos ritmams ir į Skorpiono ženklą sugrįžus Merkurijui, būtinas didesnis atsargumas keliuose. Ketvirtadienį mėnulio jaunatis startas naujai pradžiai. Esant artimai Saulės ir Merkurijaus pozicijai, aiškės situacijos, būsite linkę ieškoti tiesos, išsakyti savo poziciją. Šeštadienis Saulei perėjus į Šaulio ženklą, savaitgalio dienomis stiprės lengvumas, pasitikėjimas gyvenimo vyksmu, palankios dienos išvykoms, draugų ir artimųjų susitikimams. Sėkmingų šuolių jums šią savaitę. Gimusiems po avino ženklu. Savaitė, kuriai tiktų graži Senekos mintis, kad svarbu ne greitis, o kryptis. Jau pirmosios dienos Marsui ir Merkurijui judant Šaulio, o Chironui jūsų ženklu pasižymės stipria energija. Nukreipkite ją į svarbiausius jums tikslus. Savaitės viduryje, esant jautresniems mėnulio ritmams, būkite didesni buityje ir už vairo, esamas situacijas detaliau analizuokite, neskubėkite patikėti ir lengvai duodamais pažadais. Merkurijui sugrįžus į Skorpiono ženklą, palanku sugrįžti prie ankstesnių idėjų, o kai kas norės atnaujinti ir buvusią draugystę. Ketvirtadienį prasidėjus mėnulio jaunačiai, laikas naujų tikslų išsikėlimui. Ši ir penktadienio dienos siekiantiems įrodyti kompetenciją, norintiems apginti savo poziciją. Šeštadienį Saulei keliaujant jau Šaulio ženklu, puikus laikas nuoširdžiam bendravimui, partnerystei, dvasiniam augimui ir kultūriniams renginiams. Jis šaunus, norintiems stiprinti gražius tarpusavio ryšius, tiktų ir nutarusiems perkrauti buvusius sudėtingesniais tarpusavio santykius. Šaunios krypties jums šią savaitę. Gimusiems po Jaučio ženklu. Savaitė, kuriai ypač tiktų Veindajar patarimas. Keisk požiūrį ir pamatysi naują pasaulį. Tai aktualu jau savaitės pradžioje, Saulei ir Mėnuliui judant jums opoziciniu Skorpiono ženklu. Šiomis pirmosiomis dienomis vertėtų į situacijas pažvelgti naujų netikėtų kampų. Savaitės viduryje Merkurijui sugrįžus į Skorpiono ženklą stiprės kritiškas požiūris. Beje, šiuo laiku esant jautresniems mėnulio ritmams, būtinas didesnis atsargumas buityje, o Venerai viešint jums opoziciniame Skorpiono ženkle nerizikuokite finansais.
Ketvirtadienį prasidėjus mėnulio jaunačiai metas ieškantiems naujų galimybių, pasiryžusiems, pribrendusiems karjeros pokyčiams, naujoms atsakomybėms bei įsipareigojimams. Jums ypač palankus šis savaitgalis, Saulė iškeliavus išims opozicinio Skorpiono į Šaulio ženklą. O ir Jupiteriui viešint Vėžio ženkle šios dienos norintiems pertvarkyti, atnaujinti namus, o taip pat kurti, stiprinti tarpusavio pasitikėjimą. Sėkmingų pokyčių jums šią savaitę. Gimusiems po dvynių ženklu. Savaitė, kai užsiveriant vienoms durims, galėsite atverti kitas. Savaitės pradžioje Marsui ir Merkurijui, judant Šaulio ženklu, palankesni būtų kolektyviniai sprendimai. Savaitės viduryje, esant jautresniems mėnulio ritmams, susilaikykite nuo kritikos, būkite dėmesingesni bendraudami bei tvarkydami dokumentus. Merkurijui sugrįžus į Skorpiono ženklą aiškiau matysite situacijas, kai kas grįšite prie anksčiau atidėtų darbų bei projektų. Prasidėjusi lapkričio 20 mėnulio jaunatis suteiks įkvėpimą kūrybai, naujų planų realizacijai, o kai kas prisimins ir anksčiau gautą įdomios veiklos pasiūlymą. Venerai judant Skorpiono ženklu daugiau dėmesio skirkite finansiniams reikalams. Šeštadienį Saulei pradėjus kelionę, jums opoziciniu Šaulio ženklu daugiau laiko skirkite ne tik buitiniams darbams, bet ir poilsiui. O kai ką šiomis dienomis maloniai nustebins ir netikėta maloni pažintis. Naujų galimybių jums šią savaitę. Gimusiems po Vėžio ženklu. Savaitė, kurią iliustruotų graži rūmi mintis. Kai gyveni iš širdies, viskas stoja į savo vietas. Jau savaitės pradžioje, esant artimai Skorpiono ženkle Saulės ir Lilit pozicijai, stiprės emocijos ir jausmai. Dažniau iškils ir praeities prisiminimai. Tai laikas, išlaisvinant save, atsisveikinti su skaudesnėmis patirtimis, atlaisvinant vietą naujiems geriems patyrimams. Savaitės viduryje, esant jautresniems mėnulio ciklo 29 dienos ritmams, būtinas didesnis atsargumas keliuose. Merkurijui, sugrįžus į Skorpiono ženklą, aiškiau matysite ant savo kelio akmenukus, įžvelgsite reiškinių priežastis, prisiminsite ir buvusias idėjas. Ketvirtadienį prasidėjusi mėnulio jaunatis skatins vidinį atsinaujinimą. Peržvelkite savo tikslus, įsitikinkite, ar jie atitinka jūsų dvasinės vertybės. Jupiterio viešnagė jūsų ženkle šią ir penktadienio dienomis stiprins jūsų švelniąją galią, skatins veikloje, o ir tarpusavio santykiuose siekti stabilumo. Šeštadienį Saulės perėjusios į Šaulio ženklą ritmai suteiks optimizmo ir naujų vilčių. Šios dienos palankios kūrybai, asmeniniam tobulėjimui, išvykoms bei kelionėms. Daug širdies šilumos jums šią savaitę. Gimusiems po Liūto ženklu. Savaitė, kai galėtų greičiau prasikalti naujų idėjų daigai. Jau pirmosiomis jos dienomis Marsui ir Merkurijui judant Šaulio ženklu lengviau rasite naujas galimybės,
dažniau ir kolektyve kils naudingų sumanymų. Savaitės viduryje, esant sudėtingesniems mėnulio ritmams, stenkitės paleisti praeities patyrimus. Merkurijui sugrįžus į Skorpiono ženklą, gera nauja galės būti primiršta sena. Ketvirtadienį prasidėjusi mėnulio jaunatis suteiks impulsą naujai jūsų pradžiai. Dažniau kils pagunda viską spręsti išsyk. Vis tik susidarykite aiškų veiksmų planą. Penktadienį nukreipkite savo energiją į kūrybinių sprendimų paieškas. Šeštadienį Saulei perėjus į Šaulio ženklą, kuo daugiau dėmesio skirkite mylimam žmogui. Šios savaitgalio dienos palankios ir norintiems gilinti žinias, išmokti kažką įdomaus ir naujo. Šaunių idėjų jums šią savaitę. Gimusiems po mergelės ženklu. Savaitė, kuriai tiktų Mariana Williamson įkvepianti mintis, kad tvarka yra meilės forma, kai viskas randa savo vietą, ne per kontrolę, o per rūpestį. Savaitės pradžioje Marsui ir Merkurijui, keliaujant Šaulio ženklu, rūpestingai susidėliokite prioritetus, rinkdamiesi svarbiausias veiklas, o taip pat ir kolektyvo pagalbą. Savaitės viduryje, esant jautresniems mėnulio ciklo 29 dienos ritmams, ir Venerai viešint Skorpiono ženkle, daugiau dėmesio skirkite finansiniams ir tarpusavio santykių klausimams. Savaitės viduryje Merkurijui sugrįžus į Skorpiono ženklą, palanku sugrįžti prie anksčiau pradėtųjų darbų ir projektų. Šiuo metu būkite diplomatiški, venkite kategoriškumo, tai laikas užbaigti projektus, išsigryninti idėjas. Ketvirtadienį prasidėjus mėnulio jaunačiai, palankus kolektyviniai projektai bei darbai. Puikus metas mokytis, tobulėti, bendrauti. O penktadienį, bendraudami su kolegomis, rinkitės diplomatiją. Tai atneštų gerus bendro darbo rezultatus. Šeštadienį Saulei perėjus į Šaulio ženklą, ši ir sekmadienio dienos šaunus metas draugų susitikimams, išvykoms bei kultūriniams renginiams. Daug meilės jums šią savaitę. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Savaitė galinti nutiesti jums tiltą tarp praeities ir ateities. Jos dienomis, Saulė judant Skorpiono, o Marsui Šaulio ženklu, iš gilinimosi praeities analizavimo judėsite link energingumo, laisvumo, dažniau rinksitės kolektyvinius veiksmus. Savaitės pradžioje, esant artimai Saulės ir Lilit pozicijai, gali išryškėti buvę giluminės problemos, kam darbų, kam tarpusavio santykių, o kam ir sveikatos srityse. Savaitės viduryje, esant jautresniems mėnulio ritmams, daugiau dėmesio skirkite gerai emociniai ir fiziniai savijautai bei sveikatai. Merkurijaus sugrįžusio į Skorpiono ženklą ritmai išryškins buvusias sudėtingesnes situacijas, skatins išspręsti neužbaigtus darbus, daugiau dėmesio skirti sveikatos ir imuniteto stiprinimui. Ketvirtadienį prasidėjusi mėnulio jaunatis įkvėps imtis iniciatyvos, energingai veikti, galės būti jaučiama naujos vizijos įkvėpimo, pasitikėjimo galia. Penktadienis tiktų partnerystės stiprinimui, ilgalaikių sutarčių rengimui, jūsų kompetentingiems pasirinkimams.
tinkamas laikas projektams ieškoti bendraminčių ir partnerių. Šeštadienį Saulei įžengus į Šaulio ženklą puikus metas kūrybiškai permąstyti tikslus, palankus ir norintiems harmonizuoti tarpusavio santykius. Raskite laiko kūrybai, saviraiškai, džiugiam šeimos poilsiui. Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Savaitė, kai galite suspėti įšokti, kad ir į paskutinį besiruošiančią pajudėti traukinio vagoną. Savaitės pradžia, esant artimai Saulės ir Lilit jūsų ženkle pozicijai, tinkama ankstesnių patirčių peržiūrai, situacijų analizei, praeities paleidimui. Savaitės viduryje Mėnulio keliaujančio jūsų ženklu 29 dienos aštresni ritmai gali išryškinti požiūrių skirtumus, o ir Merkurijui sugrįžus į jūsų ženklą stiprės noras išsakyti poziciją, apginti savo tiesą. Šią dieną susilaikykite nuo kritikos, venkite nesusikalbėjimo, nesutarimų. Ketvirtadienį prasidėjusios Mėnulio jaunaties ritmai skatins profesinį ir dvasinį augimą, siūlys ieškoti naujų judėjimo krypčių. Penktadienį Marsui judant Šaulio ženklu galės pasižymėti diena kūrybinė jėga bei išradingumu. Venerai keliaujant jūsų ženklu ir romantiškomis nuotaikomis. Šeštadienį iš jūsų ženklo iškeliavusi ir pradėjusi kelionę Šaulio ženklų Saulė skatins daugiau laiko skirti aktyviam poilsiui. Sekmadienis šaunus bendraminčių draugų susitikimams. Įdomios jums šios savaitės. Gimusiems po Šaulio ženklu. Savaitė galinti priminti šokį, kai žengiama ir į priekį, ir į šoną. Vienomis dienomis galite aktyviai įveikti pasitaikančius kelyje sunkumus, grįžti prie ankstesniųjų darbų, o kitomis atrodys, kad gyvenimas ima pilti pagaliau vandenį ir ant jūsų malūno. Savaitės pradžioje Marsui ir retrogradiniam Merkurijui, judant jūsų ženklu, į situacijas reaguokite greitai ir lanksčiai. Savaitės viduryje, esant jautresniems Mėnulio ritmams ir Merkurijui sugrįžus iš jūsų į Skorpiono ženklą, bendraudami venkite kritikos. Daugiau dėmesio skirkite tarpusavio ryšiams, ieškokite sąlyčio taškų, bendro požiūrio. Ketvirtadienį Mėnulio jaunatis suteiks jums impulsą tiek vidiniam, tiek ir išoriniam atsinaujinimui. Aiškės tikslai, dažniau kils naujų įdomių idėjų. Penktadienis jums išsigryninimui tolesnių tikslų, veiklos planų kūrimui. Šeštadienį jūsų ženklą atkeliavusios Saulės ritmai suteiks jums kaip sportininkui antrąjį kvėpavimą. Tai puikus metas bendravimui, viešiems renginiams, palankus ir siekiantiems tarpusavio santykiuose supratimo. Giedros nuotaikos jums šią savaitę. Gimusiems po Ožiaragio ženklu. Stabilumo paieškos savaitė. Jau pirmosios jos dienos Saulė judant Skorpiono, o Jupiteriui Vėžio ženklu pasižymės kantrybės, ramybės ir tylos galia. Net jei išorėje atrodytų viskas ramu, viduje vyks vidinės brandos procesai.
Savaitės viduryje Merkurijui sugrįžus į Skorpiono ženklą aiškiau matysite situacijas, galėsite sugrįžti ir prie į ilgesnį stalčių atidėtųjų projektų. Ketvirtadienį vyksianti Mėnulio jaunatis palanki naujų darbų pradžiai. Norėsis kurti ateities planus, tartis su vadovais bei partneriais. Penktadienis anksčiau pradėtųjų projektų užbaigimui, dokumentų tvarkymui, sąskaitų peržiūrai. Saturno ritmų įtakoje seksis kruopštiems bei atkakliems. Šeštadienį Saulei pradėjus kelionę Šaulio ženklu, palankus laikas kolektyviniams sprendimams, o kai kas pasitarę su šeimos nariais atnaujins ir būsimų kelionių planus. Sekmadienis šaunus seniai matytų bičiulių susitikimams, pasivaikščiojimui gamtoje, ramiam kūrybingam poilsiui. Turiningos jums šios savaitės. Gimusiems po vandenio ženklu. Savaitė, kuriai tiktų Nikola Tesla mintis, kad tik tas, kuris drįsta mąstyti kitaip, iš tikrųjų atveria naują kelią. Plutonui keliaujant jūsų ženklu, dažniau ieškokite nestandartinių išeičių, originalių sprendimų. Jau savaitės pirmosios dienos jums idėjų atgimimo ir įkvėpimo metas. Svarbu tik esant artimai Saulės ir Lilit pozicijai įsitikinti jų įgyvendinimo galimybėmis. Savaitės viduryje, esant sudėtingesniems Mėnulio ritmams, būtinas didesnis atidumas kelyje. Merkurijus sugrįš į Skorpiono ženklą, primindamas prisiimtus įsipareigojimus, o kai ką šie ritmai paskatins ir atnaujinti buvusią draugystę. Ketvirtadienį prasidėjusi Mėnulio jaunatis šauni naujų idėjų generavimui, o kai kam ir naujoms pažintims bei susitikimams. Penktadienį lengviau rastumėte veiklai partnerių ir bendraminčių. Daugiau laiko skirkite profesiniam tobulėjimui. Šeštadienį Saulė pereis į Šaulio ženklą, skatindama įgyvendinti asmeninius pokyčius. Šį savaitgalį stiprės laisvės troškimas, o kai kam norėsis pradėti naują kūrybinį etapą. Giedros nuotaikos jums šią savaitę. Gimusiems po žuvų ženklu. Savaitė, kai norėsi sujungti savo svajonę ir veiksmą. Jau savaitės pradžioje, esant artimai Skorpiono ženkle Saulės ir Lilit pozicijai, peržiūrėkite ne tik planus, bet ir savo svajones, pasilikdami tas, kurias labiausiai norėtumėte realizuoti. Savaitės viduryje Mėnulio ciklo 29 dieną būtinas didesnis atsargumas keliuose ir buityje, patartina vengti konfliktų. Merkurijui sugrįžus į Skorpiono ženklą, peržvelkite ankstesnius planus, tikslindami tolesnę kelio kryptį, įneškite būtinas korekcijas. Ketvirtadienį vyksianti Mėnulio jaunatis įkvėps jūs naujiems kūrybiniams sumanymams, o kai ką šiuo metu lauks ir nauja romantiška pažintis. Jupiterį judant Vėžio ženklu, penktadienį norėsis daugiau dėmesio skirti ne tik darbams, bet ir namams, labiau pasirūpinti savo artimaisiais. O šeštadienį Saulei perėjus į Šaulio ženklą, drąsiau žvelkite į gyvenimą, lengviau įveiksite abejones ir nerimo mintis. Šiomis savaitgalio dienomis ypač svarbi bus jums meilė ir draugystė. Daug meilės jums šią savaitę.